Taigi sveiki visi, šiandien į naują video, šiandien mes kalsim 3 anmai peiliukus, aš jau iš tikrųjų čia juos turiu, bus ir ugnies, bus ir kalimo, bus ir šveitimo, bus dar šveitimo ir bus daug šveitimo, nes peiliams reikia daug šveitimo, bet bus ir kalimo labai daug, nes reikia ir suvyrinti, viską padaryti, bus ir, nežinau, visko bus, tai pasilikit prie šio video ir peržiūrėkit visą, kad Vytautas gautų pilną, kaip sakant, pinigų sumą iš visų skelbimų, nes tai turime štai šios 3 peiliukus, iš arti dar nerodysiu, kad būtų, kaip sakant. Tai nuo ko pradėsim? Tai pradėsim nuo pačio kalimo, nuo pačio vyrinimo, nes reikia Wrought-Iron suvyrinti, reikia suvyrinti 3 metaliukus, Wrought-Iron, kietą metalą, Wrought-Iron, žodžiu, kad labai būtų gerai, tai pradėsime juos vyrinti, tada pradėsime peilius kalti, tai ir pradedam. Turime mes jau juos nušveitę, bet aišku nepilnai dar yra ten tų, kaip sakant, įkalimo žymių, bet nieko, kai ašmenys šveis, jie ir išsišveis. Ir ką man dar reikės padaryti, dar įkotę ištiesinti, kaip matot, kažkaip jinai kreivai eina. Taip pat ir su tuo, o tas kaip ir tas lygiai. Tai tas įkotės reikės ištiesinti, tai ką pirmą darome, tai užkuriame žaizdrą. Įkaitiname tos įkotės, jas ištiesiname ir tada po 2 kartus normalizuojame visus 3 tos peilius. Ir tada, kaip sakant, jau viską užgrūdinsime. Tai nežinau, kaip ir kūrėme žaizdrą. Dar norėjau iš tikrųjų pasigirti, naują bulgarkę nusipirkau. Pradedam viską daryti.
Gerai, mes jau turime tuos 3 peiliukus ir užgrūdinę, ir atgrūdinę, kaip sakant, ir nežinau, va štai taip jie atrodo. Dabar reikės tolimesniai, kaip sakant, šveitimą daryti, visas ašmenis nušveisti ir iš tikrųjų visi buvo sukreivėję, bet įdėjau į spaustuvus po grūdinimo. Ir tada, kai atgrūdinau, vienas dar biškį pakreivėjo, tai sukaliau žodžiu ir ištiesinau. Ir jisai dabar kaip ir lygus viskas. Tai dabar ką darom? Dabar šveičiam visiems tiems 3 ašmenis ir, žodžiu, pabaigiam šveitimą ir tada keliausime namų, šveisim rankom, kokias nežinau. Praeitą kartą 4 valandas šveičiau 2 peilius, tai šį kartą galvoju 6 valandas šveisti, tai pradedam.
Tai gerai, mes jau turime juos nušveitę su šveitimo stakliam, dar mums liko nušveisti su ranka. Su ranka gal šveisim kokias 6 valandas, tai bus tikrai ko dirbti. Ir parašykite komentaruose, kiek manėt, kad kiek šį kartą aš šveičiau šiuos peilius. Kas arčiausiai bus, tas tuo palaikinsiu aš komentarą. Jo, va taip va bus. Ir jeigu kažkas dar arčiau parašys, tada jo komentarą palaikinsiu ir ant kito nebepalaikinsiu, kaip sakant. Va taip padarom šį kartą. Nu ir ką, va štai taip tie peiliai atrodo. Tokie peiliai. Kaip čia dabar man geriau parodyt. Va. Biškių pradėjo rudyti buvo, jie dabar tokie šlapinės, reikia vėsinti, kad neatsigrūdintų, jeigu atsigrūdins jau ir viskas bus, nieko nebebus, tada jau bus paprastas plienas, mums reikia gero plieno, kad pjautų viską, kad mėsą dešros galėtum atsipjauti, agurko, lašinių. Tai va, tai dabar ką pradedam daryti, dabar pradedame šveisti juos ranka. Jau nušveitėme juos ranka ir atspėkit, kiek šveitėme ranka ir atspėkit, kiek ir kaip pirmai prašiau žodžiu, kiek su šveitimo stakliam, kas laimės, tam nieko nebus. Va taip padarom ir dabar mes gaminsime tiems 3 peiliukams tas rankenas, aš jau čia turiu padaręs, tuo iš arčiau parodau ir tada vėliau parodysiu pagreitintai, kaip viską padarau. Čia viens toks. Ai ne, vieną nematėte, nes vieną darėme per live streamą. Jeigu nenorite praleisti live streamą, būtinai spauskite subscribe su varpeliu. Ačiū žodžiu ir tada tikrai nepraleisite. Nu, ant YouTube'o aš čia kalbu, nes čia bus ir ant Facebook'o įkeltas. Tikriausiai. Tai va, tai čia va kitas toks. Čia aš nepilnai įdėjęs, kad vėliau įkalęs, suprantat, nebūtų. Čia bekniedis šitas vienas ir čia yra nerūdijančio plieno tarpinė, vario ir tada odelė įdėta. Čia šitas yra, va štai toks, čia tas toks įdomus toks peilis forma. Čia su kniedę padariau. Ir čia nerūdijantis plienas, varis nerūdijantis plienas, oda ir tas medis. O čia yra toks įdomesnis medis, nu, taip atrodo dabar, bet kai nušveisim, gal iš šitų kažkas įdomesnis, bus tokie visokie gražus raštai. Ir čia yra įdėtis nerūdijantis plienas, oda, varis, oda ir medis. Ir dar kniedė įdėta. Nežinau taip, kaip ir atrodo viskas, aš juos iš tikrųjų esu jau išgalandęs. Tai va, tai dabar pradedu parodyti, kaip rodau viską pagreitintų būdu.
Bum, ir mes jau turime juos padarę, nu aš jau pirmai buvau padaręs, bet jau turime jau padarę, jau viską matėte. Ir dabar aš keliauju namo, tikiuosi gal šiek tiek pafilmuosiu, kai ryškinu ne Damaską, ne Damaską, Wrought Iron. Nežinau, kaip gausis raštai, iš tikrųjų turėtų gražiai labai gautis, nes praeitą kartą, kai gausi, eikit pažiūrėti vytautaskalvis.com, jeigu norite nusipirkti. Ir šitos būsiu jau idėjas, tai jeigu norite, būtinai užeikite ir nusipirkite peilius. Prie ko mes čia buvom? Jo, pafilmuosiu, žodžiu, kai ryškinu Wrought Iron su Sanmai būdu ten tuos dalykiukus ir paryškinsiu ir parodysiu, kaip suklijuoju viską, nu tikiuosi. Nu, parodysiu gal, nu, pažiūrėsim ir viską, žodžiu, tai klijuojam, ryškinam, viską, tos gerus dalykus darom ten tokius. Po savaitės jau kažkur ir jau turiu suklijavęs, dabar čia po savaitės taip atėjau, sakau, reikia pašveist, nes seniai, kaip saka, nedirbau prie šių peiliukų, nes Vytautas užsiėmė žmogus labai, reikia ir siuntinius išsiųsti, jeigu norite kažką nusipirkti, vytautaskalvis.com, šitie 3 peiliukai tikrai bus parduodami, tai kaip sakant, kaip sakant, nusiperkam žodžiu, nusiperkam, tai yra nenusiperkam, nusiperkam. Nežinau, greičiausiai bus ir su dėklais, nes kaipgi be dėklų, toj parodau žodžiu tuos visus raštus ir pradėsime šveisti. Šiandien gal nedaug spėsim nušveisti, tada rytoj nušveisime. Va, nefokusuoja, va, Wrought Iron. Wrought Iron, žmonės, čia jums ne Damaskas. Damaską, aš matęs Damaską, tik į Pakistane gamina tos Damaskus. Ne Damaskas čia Wrought Iron, čia tik Lietuvoje tokius gali rast. Labai skirtinis. Nes Pakistane gamina Damaskus, tai kodėl aš turėčiau nusipirkti iš Vytauto, jeigu Pakistane daug pigiau tas metalas kainuoja. Nes Vytautas gamina pat geriausią siūlę suvirinimo kalvišką, naudojasi boraksą, o ne kažkokį ten, nežinau, gal jie ten druską naudoja, ar ką jie ten naudoja, nes galima ir druską naudoti, bet ką gali naudoti, žinai, kad tik nepatektų orą. Japonai tai jau apšė, žinai, pasiema molį, užpila, aš nesuprantu, ten kažkokią magiją, jau geriau be molio virinti, nei su moliu virinti. Tai va, ką dabar darom, tai pradedam šveist, pradėsim nuo kurio čia mes. Nuo kurio mes čia turim pradėti. Nuo mažiausio vatojo, nuo įdomiausio tokio pradėsim. Sakė, nelabai pjaus jisai. Ekspertas, žinai. Sakau, kietai, nu. Pjauna jisai. Skūta, biški. Iš tikrųjų, dar reikės man į pagalast. Visus reikės pagalast, nes aš nepilnai dar išgalandau jos. Reikės pilnai išgalast ir tada žiūrėti. Tai va, ką pradedam, dabar pradedam mes juos šveisti. Tai vieną nušveisiu, tai parodysiu taip gražiai, tada antrą nušveisiu, taip gražiai parodysiu, tada trečią nušveisiu ir tada tuos kitus gal 3 šveisime ranka namuose, bet nežinau, ar jeigu ten dulkių prisidarys, tai reikės čia šveisti, nes kaip sakant, blogai bus. Tai pradedam.
turime juos kaip ir pabaigę nušveisti su mašina. Dabar eisiu, aš grįšiu namo ir nušveisiu ranka. Nežinau, gal iki kokių 400, gal iki 2 kemų šiurkštumo. Štai va, kaip jie visi atrodo. Kaip sakant, ne tiek prakaitalėjau, kiek kraujo, žodžiu, biškį buvau įsipjovęs. Bet nieko. Tai va, tai ką dabar padarysim, tai kaip ir sakiau, namo grįšim, ranką nušveisim, nežinau, gal kažką ir pafilmuosiu. Jeigu ne, tai vis tiek ten nelabai ir įdomu turėtų būti, nes ten trini, kol pritrini, kaip sakant. Tai grįžtame namo, nušveičiame, aš namuose sūtę po aliejų ir jau pabaigsime šį video. Turime visus peilius kaip ir pabaigę. Nušveitę, kaip matėte, iš tikrųjų kaip ir dariau šiek tiek. Štai čia va yra šiek tiek tik niedė kažkokia nelygį, nežinau, biškį man nepatinka, bet ką padarysi. Turim sugrėžimą, turim gręžto negrėžimo staklės, tai ką jau padarysi, žinoma, galima ir taip padaryti, bet sunkiau būtų jau. Visi kaip ir gerai viskas, visi abu pjauna, 3 visi. Gerai pjauna jie. Parašykite komentarus, kuris jums gražiausias peilis pagal va tokią schematiką. Tiesiog skaičiukai rašykit 1, 2, 3. Tai būtų įdomu pažiūrėti, kuris gražiausias. Man gražiausias iš tikrųjų, pasakyčiau, šitas gražiausias, bet įdomiausias, va štai šitas va. Ant šito tokia rankena, gana įdomi, man atrodo, čia va tais tigro medis yra. Su tokiu, kaip sakant, toj biškį parodau, kaip papjauna, vėliau parodysiu, kaip skūta plaukus, nes jie turi skūsti. Tada gal dar šiek tiek kažką pakapuosim. Čia toks iš tikrųjų dar storas popierių pjauna, tai labai ten taip kažkaip lengvai žino taip. Šiaip suglamžyta, taip nelabai nori eiti. Tai va, einam dabar šiek tiek parodysiu, arba čia tiesiog parodau, kad skūta plaukus. Piški, kad peiliu tik neišpurvint, ką tik, kaip sakant, pagaminti. Skūta plaukus. Skūta plaukus. Ir štai tas va. Skūta plaukus. Tai va, jeigu norite nusipirkti, būtinai apsilankykite vytautaskalvis.com. Tikrai parduosim greičiausiai. Aišku, dar dėklus uždėsiu, tai gal dabar dar nebus, bet kai bus dėklų video, žinokit, kad jau yra, žinokit. Žiūrim, kaip jauna. Žinoma, aišku, nedaug trankiau, bet vis tiek trankiau, taip žinot. Ne taip, kad taip nukapo tiesiog. Bet tiesiog ta tokia orientacija, kaip sakant. Vis tiek dar popierių pjauna. Jeigu būtų ant ašmenų rotairant, tai būtų susilankstę jau. Ašmenys būtų susilankstusios. Iš tikrųjų, šį kartą ką dariau, tai kažkaip aš kaip su
Vilną. Ant to mažiuką užsidėjau Dremelio Vilną, kažkokią į rankeną taip ištryniau ir dabar kažkaip jos spindi. Tai man atrodo taip ir toliau darysiu. Aš kažkur mačiau, kažkaip taip daro. Tai sakau, pabandysiu, aišku, jie daro ant didesnios tos Vilnos, aš tokią mažytę turiu ir užsideda ant to, kur aš šveičiu, žodžiu, kur galandų prie to prietaiso prisideda jie. Ir labai, žinokit, gražiai atrodo, tai aš sakiau, pabandysiu, pabandžiau ir gan gražiai atrodo tas rankenos tokios kažkaip. Nu, čia ir medis toks kitoks, kur tau neatrodys taip gražiai. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video. Jeigu taip, spaudžiam like, jeigu ne, dislike'ą spaudžiam. Nežinau, galit ir nespausti iš tikrųjų. Dislike'ą jei nepatiko, tiesiog eikit prie kitų ten video, Vytautas. Pas Vytautą video labai geri. Jeigu norite nusipirkti vytautaskalvis.com, nusiperkat arba kažką norit gal užsisakyti, irgi taip galit padaryti, kaip sakant, jeigu norit, nežinau, kažko šaukšto kokio va. Galit nusipirkti. Tai va, apsilankom vytautaskalvis.com ir sutiksime kitame video, laukit, kaip sakant, odos video dabar.